Sveiki, greitas žvilgsnis į žvaigždes. Uždaviau astrologinį klausimą, ar Lietuva laimės prieš Vokietiją. Ir kągi mums žvaigždės rodo. Tai kadangi palaikau Lietuvą, tai pirmas būstas priklauso mums, Lietuvai, tai yra Skorpionas. Skorpiono valdovas yra Marsas. Vokietijai šiuo atveju priklauso Venera ir Jautis, o jo valdovas yra Venera. Pradėkime nuo Marso. Marsas šiek tiek yra prastoje padėtyje ir valdomas Veneros jėgų, tai svarstyklės, kas nėra tikrai palanku, o Venera kaip tik išeidinėja iš 8 būsto, kur 8 būstas yra valdomas Marso energijų. Kitas pliusas Vokietijai tai, kad Venera artėja link Merkurijaus, kuris yra 10 namo valdovas, taip pat čia yra Saulė ir Mėnulis, tai Venera yra daug arčiau pergalės nei Marsas. Iš pozityvių ženklų Lietuvai galima tik išskirti Fortūnos tašką. Nežinau, kaip čia Fortūnos taškas yra labai gerai, bet šiuo atveju manau, kad Venera yra daug stipresnė ir Veneros energija čia dominuos prieš Marsą. Kitas nepalankus dalykas tai, kad Marsas jungiasi su Vendimiatrix žvaigžde, kuri duoda neigiamą rezultatą. Tai viską apibendrinus, manau, kad deja, bet Lietuva pralaimės.